ne per daug skaudų nesėkmė? Nu, aš tikėjau, kad mes esam šiandieną tokioj fiziniai kondicijai, po krūvio didelio, jau trečią savaitę labai didelis krūvis ir vaikinai yra užpumpuoti ir negali atsigauti. Aš tikėjau, kad mes būsim kondicijos, nebus pačios aukščiausios, bet man buvo siurprizas tiek daug klaidų, tiek gynybos, tiek puolimo. Padarėm per daug klaidų, ypač ir tiek žaidėjai, kurie jau su patirtim, kurie neturi taip daryti, padarė klaidą. Sakykit, labai jau daug vėlavimų buvo, tiek gynyboje, tiek puolime, turbūt ir pražangas, didžiulis pražangų skaičius. Čia vis dar tos fizinės kondicijos? Taip, čia grinai fizinių kondicijų pasiekmė. Kai yra žmogus pavargęs, jisai, natūralu, kad jisai vėluoja, jis negali priimti teisingų sprendimų. Kai jis psichologiškai pavargęs ir fiziškai, ir smegenys jam neduoda tikslo impulso ir jis to pasekoje yra problemos. Tai pirmas 2 kėlinius dar laikėtės, paskui trečiam pralaimėjot atkarpą 0-17, kas nutiko tuo metu? Tai čia dar kai buvom šiek tiek švieži, iš pradžių pasiruošę geriau, pailsėję, dar žaidimas apie lygius ėjo. Ir kai pasipylė klaidos, kada atėjo pirmutinė nuovargio banga, pasidarė tas 0-17. Į žaidėjo poziciją bandėt tiek Gaidamavičių, tiek Kuklėrių, paskui ir atvirkščiai antrą numerį abudu. Kuris geresnį įspūdį paliko ir kurioje pozicijoje? Manau, kad Gaidamavičius šiek tiek. Gaidamavičius yra didesnį patirtį turintis žaidėjas. Jisai geriau vertina situaciją, iškylančias situacijas aikštelėje. Negaliu sakyti, kad Kuklėrius labai nuvylė, jisai darbštus, kovingas, tik darė per daug klaidų kaip žaidėjai. Bet šiandien turbūt nebuvot patenkintas nei savo gynybų komandos, nei puolimu. Natūralu, pralošti tokių skirtumų, aišku, nepatenkintas. Matau, kur mes padarėm klaidas, pas mus problemos yra su 2 žaidėjais. Negali treniruotis Urbanas ir Jasilionis ir iš to eina paseka, kad visiems kitam krūvis yra didesnis. Plius mes treniruočių metu negalim pilnaverčio žaidimo daryti. Mes praktiškai išėjom šiandien žaisti, nes treniravome žaidybino. Krepšinio elementus daro, bet žaidybo nebuvo, nei vieno karto. Sakykit, kokio sudėtingumo yra tų 2 žaidėjų traumos, Urbanas ir Jasilionis? Sunku pasakyti, aš ne gydytojas, bet jeigu Jasilionis, tai jis turi 2 problemas, jam yra atplyšęs raumuo ir čiurnos raiščiai patempti. Bet jau jis po biškį pradeda gydyti, jisai dirba pagal individualų grafiką ir, manau, atsigaus, iki čempionato turėtų atsigauti. O Urbanui yra problemų su keliu. Bet jeigu dabar viskas teisinga diagnostika, tikrai padarys, aš manau, irgi taip pat bus. Turėtų būti viskas neblogai. Kaip toliau tęs pasirengimą komandai? Taip, dabar jau mes praėjom tą sunkiausią periodą, dabar pradėsim daugiau žaisti treniruotėse žaidybinio pratimų, žaidimo daugiau ir pradėsim, kad žaidėjai gytų formą jau dėl LKL startą. O planuojam kitą savaitę sužaisti 2 draugiškas rungtynes, kad gautų žaidėjai tos pačios vadinamos žaidyminės patirties. Aš manau, kad nereikėtų labai didelio dėmesio kreipti į kontrolinės rungtynės, į pasiruošimo metu, ypač, nes visuomet susitinka 2 skirtingos komandos. Vieni anksčiau pradėjo sportuoti, vieni daugiau sportuoja salėje, kiti daugiau sportuoja fiziškai. Todėl čia spręsti, daryti išvadų, manau, nereikėtų po tokių rungtynių. Pagaliau kiekvienas treneris sprendė savus tikslus. Aš manau, kad MRU komanda šią dieną yra pasiruošus geriau, nes jie daugiau laiko praleido su kamuoliu, praleido salėje negu mes. Plius ta komanda yra labiau susižaidusi, nes jau ne pirmi metai kartu.